Klausau. Labas vakaras. Labas vakaras. Ar ne per vėlai sutrukdžiau? Ne. Ar su Rima kalbu? Prašau? Ar su Rima kalbu? Taip. Labas vakaras, Rima. Labas. Kaip čia dabar taip lengviau, kad įsivažiuotų kalba, kad kažką pasakyti, kad nebūtų daug klausimų ir panašiai. Mano vardas yra Ramūnas. Rima. Aš tokia nepažįstu. Taip, mes nesame pažįstami, bet kaip man leidžia vyriška intuicija nujaust, mūsų žvilgsniai, galima sakyti, taip susitiko. Nesupratau. Rima, aš tiesiog norėjau paskambinti ir pasakyti jums, kad jūs esate labai labai graži, rūpestinga, kultūringa ir mano akim tobula moteris. Nesuprantu, su ko kalbu. O iš kur jūs gaut mano telefoną? Matot, aš esu irgi iš to paties miestelio kaip ir jūs, iš Raseinių. Ir šiandien tiesiog, nežinau, atsitiktinumo dėka ar kažkaip, bet pamačiau jūs. O kur jūs mane pamatėt? Aš esu barmenas. Kur jūs šiandien buvot? Aš šiandien kur buvau? Taip. Darbe? O nebuvot Raseinių L klube? Buvau. Tai vat. Aš esu barmenas ten. Tai aš ten daug tų barmenų mačiau. Bet nelabai suprantu, kuris. Kuris aš? Aukštas, gal šiek tiek per intelektualiai atrodantis, bet vis tik savo, kaip sakyt, širdį ir galvoju toks pašėlęs jaunikaitis dar. O iš kur gavot mano telefoną? Galiu sužinoti? Galite sužinoti. Kaip čia pasakyti, Raseiniai nėra didelis miestas. Aš suprantu, kad nedidelį. Tai čia visi vieni kitus pažįstam, bet asmeniškai aš jūsų nebuvau pažinojęs, bet vis matydavau. Tai turge, tai dar kur nors. Esmė ta, Rima, kad, kaip sakant, jūs man, aš neslėpsiu, jūs man tikrai patinkat. Malonu tai girdėti. Ir kai patinka žmogus, tai gali, kaip sakoma, meilė ir kare viskas galima. Tai aš gal šiek tiek persistengiau, bet telefoną tiesiog nukniaukiau nuo savo darbdavio. Bet jisai iš kur gavo mano telefoną? Nežinau, iš kur jis gavo. Gal jūs pažįstame, aš nežinau. Bet esmė ta, kad jisai buvo palikęs telefoną savo pas mus darbe ir aš leidau savo pasižiūrėti ir tiesiog dar galvojau, ar bus ar nebus, bet radau Rima, ten buvo įrašyta optika, tipo įvesta, tai aš supratau, kad čia jūs. Įdomi čia kažkas tai man. Tai va, Rima. Ir dar šiandien sužinojau tokį dalyką, kodėl aš skambinau. Taip. Kad Rima, jūsų šiandien 35 gimtadienis, tai... Taip, teisingai. Labai labai iš tiesų norėjau prieiti ir pavaišinti šampanu, taurę ar vynu, bet neišdrįsau, nes, kaip sakant, šalia buvo jūsų... Vyras. Vyras, taip. Taip. Ačiū už pasveikinimus. Nėra už ką, aš tiesiog taip garsiai gal mąstau ir reiškiu savo mintis, bet esmė ta, kad Rima, kai jūs pamatau, mano širdis plaka tikrai žymiai greičiau. Tai mes visi taip gražiai kalbam. Kodėl? Tai aišku. Aš galvoju, kad visi, bet dažnai aš taip galvoju, kad vyrai pamiršta savo moterims sakyti gražius žodžius ir aš, pavyzdžiui, įsivaizduoju, jeigu galėčiau tujinti tave, Rima, tujinti. Ta prasme, nesakyti jūs, o tu. Žinoma, kad taip. Nes man irgi 34 metai, tai esam beveik bendramžiai. Taip. Tai va, Rima, jeigu tu būtum mano žmona, nebūtinai žmona, draugė, mylimoji, tai aš kiekvieną dieną, kai tu dar net nebūtum atsimerkusi, miegotum, prie tavo gražiausios galvelės padėčiau raudoną rožę gėlę, tokią gražią gėlę. Ir kiekvieną rytą aš tau pagaminčiau pusryčius. Ir tai daryčiau iki pat savo gyvenimo pabaigos. Oi, taip malonu.
Taip. Toks jau aš esu, Ramūnas. Šraseini. Nu, šiaip aš tai nepažįstu tavęs. Na, aš suprantu, mes... Nu, iš matymų gal ir žinau, bet šiaip tai tikrai ne. Na, aš gal savo per daug leidžiu taip galvoti, bet aš manau, kad jūs į mane žiūrėjote kokias 30 sekundžių. Aš žiūrėjau. Jo, ar gal man tai pasirodė, bet žinot, jeigu tas žiūrėjimas būtų tęsęsis 45 sekundės, tai aš drįsčiau jau savo teikti, kad tai yra seksualinis priekabiavimas. Na, aš baigęs mokslus, tai žinau, 45 sekundės, jeigu sako, kad žiūri į kitą pusę, nu, ta prasme, į kitą lyties partnerį arba asmenį, tai yra vadinamas seksualiniu priekabiavimu. Nu, aš kadangi tokių mokslų nebaigiau, tai nelabai ir žinau apie tokius dalykus. Nu, supratau. Yra kaip yra, ne? Taip. Rima, aš, aišku, gal irgi per daug savo leisiu paklausti, bet ar jūs esate laiminga? Taip. Esate, ar ne? Jums nereikia, nežinau, tikro vyro? Ne. Nereikia. Deja, aš jį turiu. Jūs turite, ar ne? Taip. Jisai kiekvieną dieną jums gėlės kloja po kojom? Gėlės tai nieko nesako. Nu, bet pusryčius, jeigu daro, tai tada? Nu, padaro ir tas pusryčius, kai reikia, aišku. O gal, Rima, kažkada, kai jausitės vieniša, jautri, sugžniugždyta, gal įsiveskit mano numerį. Galite įsirašyti, nežinau, Ramūnė. Kad vyras nesuostų. Nu, aš galvoju, kad neprireiks man. Galvojat, ar ne? Taip. Na, bet nebūkit to tikra. Gal mūsų, kaip čia sakant, likimai susives? Nelabai girdžiu šimas. Negirdit, ar ne? Va, dabar girdžiu jau. Supratau. Tai man jokių šansų nėra paverkti jūs bent trumpam, bent... Jokių šansų nėra. Bent rytiniai kavai į lovą. Ne. Jokių tikrai šansų? Ne. Jokių. Deja. Koks aš nelaimingas, kraustysiu į Vilnių. Nu, apgailestauju. O kur jūsų vyras dabar? Mano vyras šalia, prie kompiuterės. Tai jūs dėl to tu turbūt taip ir šneki, kad vyras girdi. Kodėl? Nežinau. Ne. Gal man paskambinti, kai darbo dienom? Ne, nebūtina. Supratau. Rima, kokio reikalo šiandien ėjote į L klubą? Švęsti tavo gimtadienį. Tokia proga ėjo. Aha. Tokia ir proga, kad mano gimtadienis, kaip ir pats sakei. Supratau. O kas yra Greta? Greta? Mano krikšto dukra. O kur ji dabar yra? Taip. O kur ji dabar yra? Dabar jau jinai namuose. Buvo ir pas mane. Pas tave? Buvo? Buvo. Rima, tau skambina ne Ramūnas, tau skambina radio stotis Zip FM iš Vilniaus. Zip FM. Ai, Jėzau. Va, Jėzau. Prigavot mane. Bandžiau prigaut. Jonas, radistas su tavim kalba. Greta atsiuntė tavo telefono numerį ir labai prašė, kad paskambinčiau. Ai, dabar mano vyras atsėdė prie kompiuterio ir jie viską girdi, ką aš šneku. Va, turbūt kikena, ar ne? Nu, čia tai geras. Linkėjimai vyrui, jūsų šeimai ir su gimtadieniu. Ačiū. Viso gero. Viso.